mes su Laura prisistatyti. Tai kas mes esame ir kodėl mes sukūrėme šias dirbtuves. Tai mes su Laura iš tikrųjų pradėjome kartu bendradarbiauti prieš, kiek čia dabar jau buvo, kažkiek 4 mėnesiai, man atrodo, kažkur praėjo. Ir mes kartu sukūrėme tokią bendruomenę, autentišką veiklą, kur mes jungėme sąmoningas ir verslias moteris, kad iš tikrųjų jos turėtų erdvę, kur jos galėtų viena su kita susipažinti, kur jos galėtų viena kitą palaikyti. Ir jeigu dar nesate šioje grupėje, mes po to išsiųsime nuorodą čia Zoom'e, nes ši grupė yra nemokama Facebook'e ir taip pat organizavo ne vieną ir gyvą renginį čia ir Vilniuje neseniai, prieš porą dienų turėjome manifestacijos kalėdinį renginį. Tai tikrai kviečiu prisijungti, jeigu neprisijungite. Bet gal Laura, pradėk nuo savęs, papasakok šiek tiek, kas tu esi ir kas tave atnešė šiandien kurti šitas dirbtuves. Laura, įsijunk mikrofoną. Gerai, aš papasakosiu, o tu dar sužiūrėk, nes čia non-stop jungiasi žmonės, tai aš esu visiškai nerandu žodžių, kokiam džiaugsme, kad tiek daug gyvai radot laiko prisijungti, pabūti su mumis, tai labai džiaugiuosi, labai tą vertinu. Aš net nežinau, nuo ko pradėti pasakoti apie save. Pati esu palikusi samdomą darbą ir jau 4 metus freelancinu, kuriu savo veiklą, dirbu su įvairiais kūrybiniais projektais, padedu mažiem verslam augti, kuriu brandus, vizualinius identitetus, taip pat konsultuoju, dirbu kaip projektų vadovė kartais su komunikacija, esu dirbus startuolyje nelabai seniai, tai labai daug darau veiklų ir mano didžiulė vertybė yra autentiškumas, tikrumas ir tas visas buvimas tose viešose erdvėse, socialinėse erdvėse yra per tikrumą, per autentiškumą, per tą savo žinutės atnešimą ir komunikavimą, ne tokiu būdu, kad norint kažką ten paveikti ar įtikinti, ar ten bet kokią kainą parduoti, bet kurti savo veiklą iš norėjimo dalintis, iš norėjimo padėti kitiems ir įkvėpti kitus ir tuo pačiu, žinoma, uždirbti iš jos ir kad vyktų tokie gražūs mainai, abipusiai mainai, kad duodant vertę, kuriant vertę, žinoma, ir gauti atlygį, bet tai daryti su lengvumu, su pasitikėjimu, su buvimu savimi ir surasti tuos žmonės, kuriems geriausiai galim padėti. Tai vat tokia yra mano vertybė. Ir tuo aš noriu įkvėpti ir kitus. Ir autentiškos veiklos bendruomenė atsirado dėl to, kad yra labai daug nuostabių veiklių, verslių moterų. Tai labai kviečiam su Vaida jungtis, nežinau, ar Vaida įmetė nuorodą į chatą, bet įmesim, kas dar neprisijungia, kur mes galim palaikyti vienas kitas ir būti tenais kartu. Tai tokia trumpa įžanga, tikiuosi labai daug neišsiplečiu. Taip, tai aš dabar dedu nuorodą toms, kurios dar nėra prisijungusios į mūsų chatą. Taip. Kažkodėl man neleidžia įdėti nuorodos, tai gal Laura, tu gali... Gerai, tu prisistatyk, aš pabandysiu nuorodėlę įmesti. Rodo nuorodą. Aš įdėjau tau asmeniškai žinutę, kad tu persistum visom, nes kažkodėl, žinot, mes dar esam irgi pačios ganėtinai naujos su tais visais webinaro organizavimais, tai dar atsiprašau, kad šiek tiek dar gal kartais bus ir techninės kliūtis, bet svarbiausia, kad esame čia visos kartu ir tikiuosi, kad viskas išsispręs. Na, o dabar aš pasidalinsiu šiek tiek apie save ir tada pradėsime mūsų dirbtuves. Tai iš tikrųjų, mano pačios, sakyčiau, pati svarbiausia, kaip ir misija gyvenime
kur aš jaučiu patį didžiausią svarbą ir pašaukimą, tai yra, padėti moterims, kurios, jaučia, kad, nori pasidalinti savo dovanomis, savo įgūdžiais su pasauliu, tą padaryti. Tai iš tikrųjų aš, esu dirbusi su daugybė įvairiausių coacherių, padėdama jiems išsigryninti savo žinutes ir jas aiškiau komunikuoti. Ir taip pat dirbu ir iš somatinės pusės, tai yra, mano darbo didelė esmė yra būtent ryšys su kūnu, tai kai ir su nervų sistema, tai kaip mes iš tikrųjų galime, įveikti baimės, kurios mums neleidžia įeiti į šitą išsipildymą, neleidžia pritraukti to, ko mes norim. Ir kaip mes tai galime padaryti, būtent dirbant su savo kūnu ir su nervų sistema. Tai va. Ir dabar aš pasidalinsiu ekranu. Ir jeigu dar turėsite kokių klausimų, bet kuriuo metu šio webinaro, tai tikrai čia klauskite. Ir mes tada sugrįšime į jūsų klausimus vėliau. Gerai, tai pradėkime mūsų dirbtuves. Pradėkim. Aš taip pat irgi labai nekantrauju. Taip. Gerai, tai kaip minėjau, mes su Laura esame autentiškos veiklos įkūrėjos. Ir, tai yra vieta, kur skleidžiasi tavo širdies pašaukimas, aistra ir įkūnyta sėkmė. Tai ką veiksime šiandien, tai visų pirma pažiūrėsime, kodėl mes iš tikrųjų nepasiekėme savo tikslų ir kaip mes iš tikrųjų galime pradėti juos siekti ne tik iš spaudimo, bet ir išsipildymo. Taip pat greičiausiai neturėsime laiko šių metų ir praeitų metų refleksijai, bet mes duosime jums darbaknygę. Refleksiją galėsite padaryti po to, bet ką mes turėsime, tai yra 2025 metų vizijos meditacija, tada darbaknygėje pildysime, kaip mes norime pasirodyti šiais metais, kaip atrodys mūsų 2025 ir pasidarysime aišku planą, struktūras ir veiksmus, kurie mums padės pagaliau pasiekti tai, ko mes labiausiai trokštame. Tai, galbūt jums tai yra pažįstama, nes man tai tikrai, kad kai ateina ta sausio 1 diena naujų metų, mes išsikeliame savo didžiausius tikslus. Ir labai dažnai tai būna sporto klubo narystė. Ir kas įvyksta, kad praeina kelios savaitės, mes turime tiek daug motyvacijos, o po to vėl sugrįžtame prie senų įpročių. Tai kodėl taip yra ir kodėl mes vis negalime išsilaikyti tų įpročių, kuriuos mes norime turėti naujaisiais metais. Tai iš tikrųjų kartais galvojame, kad dabar atėjo nauji metai ir dabar per vieną dieną staiga tapsiu nauja moterimi. Ir užsikrauname savo tiek daug tikslų, tiek daug pažadų. Ir tada pasimetame tarp viso šito chaoso, ką reikia mums padaryti. Taip pat dažnai tuos tikslus nekeliame iš meilės savo būsenos. Galbūt pasąmoniškai bandome atitikti kitų lūkesčius, nes matome, kad galbūt mūsų draugai dabar keliasi 7 ryto ar 5 ryto ir aš dabar irgi noriu pradėti keltis, nes aš noriu, kad mano draugai mane įvertintų. Galbūt tiesiog save, kaip ir kalame, kodėl mes neturime tiek daug pinigų ir tada iš to kalimo mes keliame tos tikslus, kas mums neleidžia jų pasiekti ir vėliau aiškinsiu, kodėl taip yra. Galbūt mes nesijaučiame vertos to galutinio rezultato. Tarkim, mes norime, uždirbti dabar 5 000 eurų per mėnesį,
Bet iš tikrųjų giliai savyje, ar mes jaučiamės taip, kad mes turime viską, kad tai galėtume laikyti tiek tų pinigų, ar mes tikrai jaučiamės vertas 5000 eurų per mėnesį. Ir galbūt mes tiesiog nesame susikūrusios tų struktūrų tiek viduje, tiek išorėje, kurios mus palaikytų ir kurios, mums duotų tą skaitomybę. Laura, perduodu tau. Atsidaryk mikrofoną, jeigu neatsidarai dar. Taip, aš prisijungiu. Kas esat matę šitą gyvenimo balanso ratą? Pasidalinkit čiate. Ar esat darę, nes čia labai daug coacherių jį naudoja, mentorių. Tai pasidalinkit, ar esat darę tą balanso ratą. Tai šitas balanso ratas, jeigu nesate darę ar pirmą kartą matot, šis labai geras yra įrankis apžvelgti visom gyvenimo sritim ir įsivertinti nuo 1 viduriukio iki 10, kur esate ir ant kiekvienos linijos pasižymėti dabartinę situaciją. Ir temas galite pasirinkti pagal tai, kokios jums yra artimos, kas reikalinga, kas rezonuoja, gali būti santykiai, gali būti karjera, finansai, sveikata, įsivertinti ir žiūrėti, kuriai sričiai galbūt reikėtų daugiau dėmesio, kur norisi skirti daugiau laiko. Ir balansas gyvenime yra labai svarbus, ypač jeigu norim sėkmingai vystyti savo veiklą, nes į savo kalendorių dažniausiai įsidedam viską, kas reikalinga darbui, bet nežinau, kiek iš mūsų įsidedam į kalendorių tai, kas reikalinga mūsų poilsiui, mūsų santykiams. Apėjot visas, ne? Visokie trukdžiai vyksta, tai išsijunkit, prašau, mikrofonas. Tai žodžiu, pertraukiam mintį, bet grįžkim prie balansas. Ir tam, kad sėkmingai vystytumėm savo darbus, savo veiklas, mes turim apgalvoti ir leisti savo užpildyti visas kitas sritis, gauti džiaugsmo, gauti pasikrovimo, gauti palaikymo ir tada turėsim energijos, kurią galėsime tiesiog pilti į pasaulį, dalintis, duoti. Tai aš labai nesiplėsiu apie šitą gyvenimo ratą, matau iš komentarų, kad esat kai kurios ir dariusios, ir mačiusios. Jeigu nesat darę, tai galit parašyti, pasidalinsiu plačiau. Taip pat yra labai daug tokių schemų galima rasti internete. Taip ir vadinasi gyvenimo balanso ratas, ar ten life balance circle, ar kažkaip taip. Ir kaip jį pasidaryti, tai galite pasidaryti savarankiškai, nes šiuo metu labai turim daug ką papasakoti ir pasidalinti ir norėsim labiau fokusuotis į veiklą, į savirealizaciją, tai todėl nebus laiko labai daug kalbėti apie kitas sritis, bet jos vis tiek bus tos viso paveikslėlio svarbus elementai. Tai čia tik norėjau šitą paminėti, kad turėtumėm omeny, o dabar vėl judam prie Vaidos skaidrių toliau. Taip, ačiū labai, Laura, kad paminėjai šitą gyvenimo ratą. Aš pati iš tikrųjų jį buvau pasidariusi prieš savaitę, tai išsianalizavau visas skirtingas savo gyvenimo sritis ir tikrai labai buvo man naudinga praktika, ypač reflektuoti į praėjusius metus, kur aš dabar esu, ir suprasti, kokie bus mano prioritetai kitais metais. Taip, tai kai mes siekiame savo tikslų, vienas dalykas, ką, manau, yra svarbu suvokti, tai yra, kaip mes jaučiamės, kai mes einame link savo tikslo. Nes iš tikrųjų, jeigu mes norime pasiekti savo tikslą su lengvumu, tarp mūsų ir mūsų tikslo turi būti tinkamas ryšys, turi būti rezonansas. Tai yra, mes turime būti lyg magnetas, kad pritrauktume tai, ko mes labiausiai trokštame. Ir ką čia svarbu yra suvokti, tai yra, kad kokie dalykai mus stumia tolyn nuo mūsų tikslo. Tai yra galbūt tam tikros praeitos patirtis,
įsitikinimai, jausmai, mintys ar energijos. Galbūt tai buvo išmokome tai galbūt praeityje, galbūt tai netgi yra kažkokios struktūros arba aplinkiniai, kurie mus vis stumia tolyn nuo to, ko mes labiausiai trokštame. Tai yra labai labai svarbu suvokti, kas tai yra ir po truputėlį atlupinėti tuos dalykus, kurie mums neleidžia pritraukti ir iš tikrųjų, tapti tą moterimi, kuri galėtų pritraukti tai, ko jį trokšta. Taip pat tuo pačiu yra suvokti ir tai, kas pritraukia mano tikslą, kokie jausmai, kokios mintis, kaip tai atrodytų, kaip aš pasirodyčiau, kaip ta moteris, kuri galėtų pritraukti tai, ko jį trokšta ir kuri patirtų rezonansą su savo tikslu. Ir dažnai iš tikrųjų mes bandome rašytis tos tikslus, mes sukuriame tą planą, bet iš tikrųjų nepagalvojame apie tuos visus kitus dalykus, kurie mums neleidžia jaustis kalibruotos savo didžiausiems troškimams. Ir į tai įeina taip pat ne tik mintis, bet ir mūsų kūnas, mūsų nervų sistema, kaip mes jaučiame savo kūne. Galbūt mes jaučiame baimę, pavyzdžiui. Ir jeigu mes jaučiame baimę, tai yra svarbu giliau įeiti į tai, ko mes bijome, giliau į tą išsiaiškinti ir tada suprasti, kaip mes iš tikrųjų galime jaustis saugiai, kad mes pasiektumėme tai, ko mes trokštame. Nes iš tikrųjų vienas svarbiausių dalykų, jeigu mes norime bet ką pasiekti savo gyvenime, tai yra saugumas mūsų kūne ir saugumas nervų sistemoje. Kai mes jaučiame saugios, mes jaučiamės žymiai vertesnės, visko, ko mes trokštame, mūsų mintis yra žymiai geresnės ir tiesiog viskas eina žymiai lengviau, nes mes daugiau taip nebebijome. Tai va. Ir, kitas dalykas, kuris yra susijęs su tikslų siekimu, kaip pavyzdys, galbūt mes dabar pamatėme kažkokį griežtą mitybos planą Instagrame, galvojom, gerai, aš dabar pradėsiu šitą mitybos planą, nes dabar mano mityba yra labai prasta ir aš noriu nuo rytojaus dabar visiškai pakeisti savo mitybą. Ir tada, iš tikrųjų, mes tą darome iš vietos, iš tokios sunkios vietos, iš savęs baudimo vietos. Ir net nesiklausydamos, ko iš tikrųjų mūsų kūnas labiausiai trokšta. Aš galiu pasakyti savo pavyzdžių, kad tik tai tada, kai aš sukūriau stiprų ryšį su savo kūnu, kai pradėjau savo kūno klausti, kas labiausiai jį dabar padarytų, pamaitintų, aš pradėjau iš tikrųjų norėti maitintis sveikai, nes aš noriu klausyti savo kūno, o ne dabar turėti kažkokį griežtą mitybos planą, ką aš taip pat bandžiau anksčiau ir man tai visiškai neveikia. Tai va, tai iš tikrųjų čia, kas yra svarbu, tai yra ne tik galvoti apie, kad man reikia daugiau valios, man reikia motyvacijos, kad aš kažką pasiekčiau. Nes iš tikrųjų, kai mes vis sakome savo, mums reikia daugiau valios ir motyvacijos, mes save vis labiau baudžiame. Nes iš tikrųjų, kad mes turėtumėm motyvacijos, mums pirmiausiai reikia mylėti save. Nes iš kur atsiranda motyvacija, tai yra, kai mes turime tikslą, kuris neateina iš išorės, bet jis ateina iš vidaus, iš meilės sau, iš savęs priėmimo. Taip. Ir čia yra labai labai svarbu suvokti, kaip mes norime jaustis. Nes dažnai, kai mes galvojame, kad mes norime kažkokio tais tikslo, mes iš tikrųjų norime jausmų susijusių su tuo tikslu. Todėl, kai mes kuriame tikslus, labai yra svarbu įeiti ir į tą jausmą ir jį tiesiog patirti savyje, patirti, kaip jaučiasi iš tikrųjų, turėjimas šito tikslo jau dabar, kaip jaučiasi,
tavo kūne, kad aš esu verta šito tikslo, kad aš esu taip pasiryžusi ir įsipareigojusi šitą tikslą pasiekti. Kaip tai atrodo tau? Mes darysime visas meditaciją jau netrukus apie tai. Tai čia iš tikrųjų, kas yra svarbu, tai yra, kas yra ta moteris, kuri iš tikrųjų galėtų pasiekti šitą tikslą, kaip ji atrodo, kaip ji elgiasi ir kaip tu gali tapti šią moterimi jau dabar. Ir tai čia yra svarbiausia dalis, yra kaip tu gali ją įkūnyti, kaip ji jaučiasi ir kaip tu tą jausmą dabar gali prisikviesti jau šiuo metu. Taip, tai iš tikrųjų dažnai, ką mes nedarome, kaip galėjau pasakyti, bet pavyzdžius, kurie yra susijęs su jausmais. Tarkim, mes galvojame, gerai, aš dabar noriu išeiti iš darbo, nes aš nesijaučiu laisva. Ir tada galvojame, kad dabar tik tai, kai išeisiu iš darbo, aš pasijausiu laisva. Galbūt mes jaučiamės vienišos ir norime partnerį ir galvojame, tik tada, kai susirasiu tinkamą partnerį, aš jausiuosi užpildyta. Bet, iš tikrųjų paslaptis yra tame, kai mes iš tikrųjų jau galime jausis užpildytos ir laisvėje dabar, nes tik tai šitą energiją ir pritrauks tą tinkamą partnerį, tą išpildytą energiją, taip? Ir taip. Ir iš tikrųjų, čia yra labai svarbu siekti tikslo ne iš to, ko man trūksta gyvenime, ir tiesiog tikėtis, kad tas tikslas dabar užpildys tą tuštumą ir duos tą jausmą, kurio mes trokštame. Nes iš tikrųjų dažnai tai būna, kad nors ir pasiekime tą tikslą, tas jausmas neateina. Dėl to, nes jis yra ne išorė, jis yra mūsų kūne, jis yra viduje. Ir tikslus siekti yra lengva tik tada, kai mes jau prikviečiame šitą jausmą į mūsų kūną šiuo momentu. Tai čia iš tikrųjų galime irgi klausti savęs, kai mes siekiame naujų tikslų, tai yra kaip aš galiu dabar save labiau mylėti, kaip aš galiu daugiau jaustis prasmės jau dabar savo veikloje. Nors galbūt dar nedirbu darbo šiuo metu, kuris mane labai išpildytų, bet galbūt galime pažiūrėti kiekvieną dieną, ką mes galime padaryti, kad mes jaustumėm daugiau prasmės, kad mes jaustumėm daugiau to jausmo, kurio mes trokštame. Ir kad mes nelauktumėme 1 metų, kad pagaliau iš tikrųjų gautume tą jausmą, bet kad kaip mes galime jį pasiekti jau dabar. Ir čia yra, kas labai svarbu, tai yra priimti save tokia, kokia tu esi dabar. Nebandyti savęs taisyti, nesakyti, aš čia bloga šitoje srityje, čia aš neturiu valios, aš neturiu motyvacijos. Kaip mes galime tiesiog, kad ir tas dalis, kurios galbūt nevalgo labai gerai, kurios nesportuoja labai gerai, priimti ir jas mylėti. Ir paklausti, ko šiom dalim labai reikia. Kai mes, ypač su tais dalykais, kuriuos yra sunkiausiai priimti, sukuriame meilės ir priėmimo jausmą, tada viskas tampa žymiai lengviau. Tada atsiranda ir ta valia, ir ta motyvacija, ir mums nebereikia kankinti savęs ir bausti tom visom nuostatom ir spausti, kad mes čia dabar turime pasiekti viską iš šitos būsenos. Nes iš tikrųjų, kas dažnai vyksta, tai yra, aš irgi iš savo patirties buvau tokius ciklus labai daug įėjusi, kad mes sakome, kai kažko nepasiekiam, neturiu pakankamai valios. Todėl to save baudžiame ir kritikuojame. Kai mes save baudžiame ir kritikuojame, mes vėl neturime valios. Mes tada iš tikrųjų jos turime dar mažiau, mes tą motyvacijos turime dar mažiau, nes tas baudimas ir kritikavimas iš tikrųjų jis labai kerta per motyvaciją. Ir tada,
jeigu mes iš tikrųjų dar savo identitetą taip sakome, kad mes identifikuojamės kaip žmogus, kuris neturi valios, tada ir taip pasakoma, aš neturiu valios, aš nesu motyvuota moteris ir tada tiesiog atsiranda tokie pasiteisinimai, kad aš nesu tokia, todėl ir nieko nepasieksiu. Tai va, tai čia iš tikrųjų aš vėl sugrįšiu ir galbūt čia viena mano pagrindinė žinutė šiandien, tai yra, kad yra labai svarbu save užtarti, yra labai svarbu turėti palaikantį ir švelnų požiūrį į save, kad iš tikrųjų galėtumėm išlaikyti motyvaciją. Ir aš jau čia einu į pabaigą, jau tuoj eisime prie meditacijos, bet dar porą paskutinių dalykų, kad priminti tai yra, kad jeigu mes jaučiame, kad mums reikia valios kažką pasiekti, reiškia, yra kažkoks vidinis pasipriešinimas. Tas pasipriešinimas yra susijęs su tai, ką aš minėjau anksčiau, apie tą kalibraciją, kad yra kažkurie dalykai, kažkokios mintis, kažkas mūsų gyvenime, kas nepriešinasi tai, ko mes trokštam. Taip. Tai čia bus viskas iš mano pusės, po to dar sugrįšime šiek tiek ir į Lauros pasidalinimus, bet dabar, ką mes darysime, tai yra turėsime meditaciją. Ir prieš tai aš tiesiog, norėjau paklausti, galbūt kas labiausiai rezonavo, ką galbūt labiausiai išsinešate iš to, ką aš dabar kol kas pasidalinau. Tai galite šito pasidalinti ir Zoom komentaruose. Tai labai iš tikrųjų įdomu išgirsti. Va, aš matau rašo meilė ir švelnumo sau, kurti iš gausos jausmo, ne iš trūkumo. Taip pat, kol tu, Vaida, kalbėjai, komentaruose buvo užduotas klausimas, kaip pajausti jausmą, jeigu mes niekada nesame kažko patyrę, tarkim, norim ten turėti labai daug pinigų, ar ten, aš įsivaizduoju, ko aš nesu patyrus, gal tas žmogus, kuris klausė, kažką kitą turėjo omeny. Taip, bet tarkime, kažkokia ten, nežinau, prabangiai kažką gyventi, turėti daug pinigų, bet net nežinom, kaip tai jaučiasi, tą jausmą, ar jį įmanoma susikurti, jeigu nesam patyrę, arba, gali būti ir apie santykius iš tikrųjų, ar apie bet ką. Tai aš kaip tik rašiau į komentarus, kad mes turim labai galingą įrankį, tiesiog toks dizainas mūsų yra kaip žmonių, tai yra mūsų vaizduotė. Ir mes galim sapnuoti, mes sapnuojam ir kai mes sapnuojam, tai irgi yra tam tikra realybė, o kitas dalykas yra, kai mes kažką įsivaizduojam. Ir net jei nesam to patyrę, mes galim žiūrėti kažką, kas mus įkvepia, galbūt kažkokie filmai, ar paveikslėliai, ar kažkokie žmonės, ir jau mes vis tiek kursim tą pojūtį, kaip mes įsivaizduojam, nors realiai galbūt nesam to patyrę, bet mes savo viduje tai galim įsivaizduoti pagal tą supratimą. Ir žinoma, kai kažką patiriam jau per potyrius, tai mes tą dar labiau užtvirtinam ir tai tampa jau potyrių, tikrų dalykų. Bet jeigu nesam dar patyrę kažkokio potyrio, mes galim tai įsivaizduoti. Ir tikrai vaizduotę galim naudoti ir svajoti ir kurti tą savo norimą viziją. Tikrai taip. Apie ką turbūt mes ir pamedituosim dabar, nežinau tiksliai apie ką medituosim, bet... Kažkas panašaus. Mes, dabar turėsime meditaciją apie mūsų, tobulą dieną 2005 metų pabaigoje ir tiesiog, pažiūrėsime, kaip mes idealiai norime jausis, kaip tai atrodo. Tai irgi galiu pasakyti, kad, kartais, jeigu yra kūne kai kurie dalykai blokuoti, jeigu mes iš tikrųjų labai užgožiame savo jausmus visą savo gyvenimą ir neleidame savo jausti, tada jausti yra sunkiau. Ir tada tokios praktikos iš tikrųjų nėra tiek veiksmingos iš karto. Tai pirmiausiai
kartais tiesiog reikia pradėti stipresnį ryšį su savo jausmais ir su savo kūnu, ugdyti ir tada mes galime iš tikrųjų, kai turime tą stipresnį ryšį su savo kūnu, mes tada galime ir geriau dirbti su savo jausmais ir lengviau juos iššaukti tada, kada mums jų reikia. Ir iš tikrųjų, mano asmeniškai galbūt viena mėgstamiausių praktikų dirbti su įkūnijimu savęs ir savo jausmų. Tai yra tiesiog, kadangi man labai patinka šokis ir judesys, tai aš tiesiog, kartais pats įsileidžiu tam tikras dainas, kurios, žinau, iššaukia tam tikros jausmus man. Ir aš tada, judu iš to jausmo, tiesiog jaučiu, kaip šitas jausmas norėtų įeiti į mano kūną ir kaip jis norėtų judėti manyje. Galbūt negu užmerkiau akis ir tiesiog, per judesį ir per muziką jaučiu, kad man labai padeda tai įkūnyti tai, ko aš trokštu. Ir taip pat galima daryti ir atvirkščiai, jeigu, pavyzdžiui, kažką norime pašalinti iš savęs, kažkokį jausmą, tai irgi mes galime dirbti su judesiu ir tada jausti, kaip šitas jausmas nori judėti mumyse. Gerai, žiūriu, kad laikas labai čia greitai pas mumis bėga, tai tada mes pradėsime su meditacija. Tai dabar aš pakviesčiau, tai yra susirasti vietą, kur jūs galėtumėte sėdėti patogiai, kur galėtumėte atsipalaiduoti. Jeigu dabar turite prieigą prie šitos vietos, šita meditacija truks 5 minutės maždaug. Ir tada, kai susirasite vietą, kviečiu įsipatoginti ir po truputėlį užmerkti savo akis. Kai užmerkite savo akis, pastebėkite pirmiausiai savo kvėpavimą. Kaip tavo kvėpavimas juda kūne. Tiesiog pastebėk, kaip jis įeina ir išeina. Kaip tavo pilvas keliasi ir leidžiasi su kiekvienu įkvėpimu. Tada sutelk dėmesį į savo kūno svorį. Pajus, kaip tu esi laikoma žemės šiuo metu, kaip tu gali visiškai atsipalaiduoti į šią žemę. Ir pajaus, kaip tu esi laikoma šiuo momentu. Pajaus, kaip visas tavo kūnas atsipalaiduoja. Nuo pat viršaus iki pat apačios. Visas tavo veidas, kaklas, pečiai, rankos, klubai, kojos ir pėdos atsipalaiduoja. Dabar įsivaizduok, kad yra 2026 metai, sausio 2 diena. Tu guli savo lovoje, yra pats rytas ir tu atmerki akis. Kai tu atmerki akis, ką tu matai?
Pajusk, kaip tu atsikeli iš lovos. Ir dabar, ką nori daryti, kaip pirmą dalyką, tik atsikėlus? Kas tai yra? Eik tai ir padaryk. Ir tada nueik prie veidrodžio ir pažiūrėk ten, ką matai veidrodyje. Ką norėtum pasakyti tai moteriai, kuri žvelgia į tave atgal veidrodyje? Ką jai yra svarbu žinoti? Dabar įsivaizduok, kad tu pradedi savo darbo dieną. Kaip ji prasideda? Kai tu atsisėdi pradėti savo darbus, kaip tu jautiesi? Ir leisk šitam jausmui išsiplėsti visame savo kūne. Kur tu esi? Ką tu veiki? Įsivaizduok, kaip tu dirbi veikloje, kurią tu myli. Kaip tai jaučiasi, kaip tai atrodo. Kiek valandų dirbi? Kur tai vyksta? Pajusk savo darbo vietos erdvę. Dabar atėjo tavo pietų pertrauka. Pajusk, kaip tu mėgaujasi sveiku, skaniu maistu, kaip jis atrodo. Ir kas tave supa? Kokie žmonės šiuo momentu tave supa? Stebėk į veidus. Tada grįžk prie savo darbo stalo ir atsidaryk savo banko puslapį ir pažiūrėk, kokį numerį ten tau rodo. Pajusk, kaip tavo kūną užlieja dėkingumas ir užtikrintumas. Tu gauni tiek, kiek tau reikia. Ir dar daugiau, kad galėtum džiaugtis gyvenimu bei dalintis su kitais. Tu jauti, kad turi pakankamai. Dienai artėjant prie pabaigos, pajusk, kaip atsipalaiduoji. Kaip tu atsipalaiduoji? Gal tai ramus pokalbis su artimaisiais, galbūt knygos skaitimas, galbūt šokiai. Sak, pajusk, kas dabar maitina tavo kūną ir protą. Na, o prieš ruošdamasi eiti miegoti, įsivaizduok, kad rašai dėkingumo žodžius už svarbiausią įvykį nutikusi šiais 2025 metais. Pajus, kaip tavo širdis pripildoma dėkingumo, kad tavo protas nurimsta, kad tu matai,
kad tai jau įvyko. Kas tai yra? Ir leisk savo pabūti šioje dėkingumo būsenoje dar kelias akimirkas. Dabar uždaryk šitą dienoraštį ir vėl nueik prie veidrodžio ir pasakyk savo patį svarbiausią dalyką, kurį tau reikia prisiminti 2025 metais. Primink savo, kad tu gali grįžti į šį jausmą bet kada. Po truputėlį grįžtame į sausio 2 dieną 2025 metų. Grįžtame į čia ir dabar. Ir kviečiu vėl pradėti jausti aplinką aplink save, savo svorį ant savo kėdės ar kur tu sėdi. Ir po truputėlį atmerk akis, be jokio skubėjimo ir sugrįžk į mūsų erdvę. Taip, tai labai dėkoju visams, kurios prisijungė. Ir dabar, ką mes darysime, tai yra pildysime darbalapį. Ir rašysime, ką mes matėme mūsų meditacijoje. Tai aš pridėjau dabar nuorodą į darbalapį čate. Tai ten paspauskite nuorodą ir eikite į antrąją skiltį, kuri vadinasi Kuo aš tampu. Dabar kviečiu tiesiog, skirti 5 minutes, išsigryninti tai, kuo tu nori tapti 2005 metais. Ir čia turėtų būti nuoroda į Make a Copy. Tai yra, tai turėtumėte pasidaryti kopiją ir pildyti dokumentą. Tai yra, kaip savo atskiriame unikaliame dokumente. Ir jeigu kažkaip rodo ne copy of vizijos darbalapis, tai tada būtinai pasidarykite kopiją. Jeigu norite rašyti dienoraštį ir ne čia, taip pat tai galite padaryti ir dienoraštyje, kaip jums geriau. Aš gal įjungsiu dainą, muziką jums ir tada mes matysim, kada laikas baigėsi, kai muzika sustos ir tada eisim toliau. Pagal laiką aš matau, kad nors mes ir turim struktūrą, bet tenka būti tėkmėje ir galbūt kažkiek sutrumpinti mūsų šitą viziją dirbtuvės, kad galbūt tos, kurios norėsit, galėsit pasilikti tam pačiam gale ir atlikti dar kitas užduotis, kurias mes buvom numatę. Bet galbūt po truputėlį aš biškį perkeisiu po to struktūrą, kurią turėjom, o kol kas užpildykim, neatsidaro rašo failas, Vaida. Taip, tai aš tikrai parodyti ekrane failą, taip pat jeigu jums neatsidaro, viskas yra gerai. Ar kam nors atsidaro, nes niekam neatsidaro rašo? Neatidaro. Ai, kažkam atsidaro, kitiem atsidaro. Tai. Gal čia priklauso ar su telefonu ar ne su telefonu dar, tai irgi. Gerai, tai aš įjungiu muziką ir galim pradėti.
Abundance is all around. Abundance is all around. It's in the flowers. It's in the tree. It's in the honey. It's at your feet. It's in the stars that you see. It's our birthright. It's our birthright. So look around. It's in your shoes, your hats, the clothes you get to wear. All I know, I know it's everywhere. Taip, tai dar turime paskutinės porą minučių, dabar išjungiame muziką, kad netrukdytų, nes galbūt ne visoms tinka. Tai tiesiog dabar jau eikite į pabaigą ir po to turėsime šiek tiek laiko pasidalinti ir galėsite dar, na, ir po dirbtuvių grįžti. Taip, muziką išjungiau, nes negrojo per kitą kolonėlę gerai, bet kitą kartą pabandysiu per kompiuterį tiesiogiai paleisti, gal bus geriau ir kad būtų be žodžių, nes kai ką blaškia ir žodžiai, nors ten buvo šiaip labai gražų žodžiai toj dainoj. Tai gerai, tai tada laukiam pasidalinimų, kaip jums sekėsi, ar jau baigėt, pasirašykit čatą, kokie jausmai, kaip sekėsi, kokie būdvardžiai jūs apibūdina.
Drąsi, pasitikinti, tikra. O, kaip fainai, Julija. Kas dar, ką užsirašėt, labai būtų įdomu išgirsti. Atsipalaidavusi, pasitikinti, drąsi. O, drąsa kartojasi žodis ir pasitikinti, drąsos ir pasitikėjimo, atsipalaidavimo, aiškumo, pasitikėjimo, tekmės, realizuojanti savo talentus, veikli, naudinga pasauliai. Ačiū Jums. Gerai, gal judėkim toliau. Aš iš tikrųjų dabar galvoju, kaip čia daryti su ta struktūra. Vaida, galėsi jungti skaidrės tada, kur mano dalis buvo. Taip, tai žinot, mes čia suplanavom tiek daug, bet supratom, kad netaip gerai paskaičiavom laiką. Tai iš tikrųjų, kaip jūs matote, yra dar 2 dalės šitoje darbaknygėje. Todėl aš labai kviečiu po šių dirbtuvių tiesiog susirasti laiko ir užpildyti tas kitas 2 dalis, nes yra tikrai taip pat labai svarbios. Ir dabar mes judėsime į plano dalį. Tai aš dabar Aš iš tikrųjų galvoju, jeigu mes judam į plano dalį, tai aš tiesiog pati įsijungsiu prezentaciją iš savo pusės. Gerai. Nes gal tai bus patogiau padaryti. Gerai, tai aš tada jungiu. Palauk, tai čia reikia padaryti share. Dar, kol Laura dalinasi ekranu, dar norėčiau paminėti, kad taip pat neužilgo pasidalinsime ir labai specialių pasiūlymų visams webinaro dalyviams, tai tikrai pasilikite iki pabaigos, kad sužinotume apie tai, kas tai yra. Tai surprizas. Aš nesuprantu, ar atsidaro mano ar ne? Aš nematau nieko. Jeigu tau nesidaro, tada aš galiu. Ne, matai, man reikia mano prezentacijos, tai kažkodėl, nežinau, kodėl man jinai nesišerina. Tu paspaudai share? Dabar, žinau, ne tą buvau pasirinkus. O dabar irgi ne? Share, share paspausti reikia. Dabar jau šerinasi, valio. Viskas gerai. Gerai, taip, share, present. Viskas matosi, ar ne? Matosi, taip? Taip. Gerai, tai pereiname prie planavimo dalies. Aš dabar komentarų nematysiu, tai Vaida gal paskaitys komentarus. Kaip Jūs manot, kas yra reikalinga tikslai gyvendinti? Dabar daug Vaida kalbėjo, kad mes išsikeliam tikslus, neįgyvendinam, dar kažkas. Kaip manot, kokie yra svarbiausi dalykai, elementai, bruožai kažkokie, kurie reikalingi tikslai gyvendinti? Tai parašykite čiate. Vaida, kaip tu manai? Tai, iš tikrųjų, manau, yra labai svarbu aiškumas, ko aš noriu, kodėl aš to noriu, kaip pavyzdys. Taip pat, matau čiate vidinis nusiteikimas, užtikrintumas, disciplina, išjausti kodėl ir kam tai darau, turėti būti visų pirma savo, planavimas, planas ir maži žingsneliai. Energetinė būsena, tikėjimas, procesas, pamatuotas tikslas, aiški vizija. Wow, daug dalykų reikalinga. Aš sugrupavau taip iš savo požiūrio, kad reikalinga motyvacija, tai kodėl mes darome kažką, kai darome, ir tai yra mūsų motyvacija. Nes jeigu mes neturim motyvacijos, mes nedarysim. Tai mes turime atrasti tą motivaciją daryti dalykam, įsipareigojimas, įsipareigoti savo, įsipareigoti savo tikslui
disciplina, tai nuoseklumas, daryti kažką nuolatos, ypač jeigu kažką mokomės, kažką statome, kažką kuriame, tai iš vieno karto taip, ir manifestavom, ir atsiras čia. Būna pasitaiko, bet realiau pasitaiko ir įsigyvendina, jeigu nuosekliai kažką darom. Padeda taip pat atskaitomybė, kai mes jaučiamės atsakingi. Galbūt, kai jeigu dirbam darbe, tai mes turim vadovą, kuris prižiūri ir mes turim jam atsiskaityti. Arba jeigu turim vaikų, tai turim įsipareigojimus vaikams, ar vyrui, ar kitiems žmonėms taip pat. Jeigu dirbam savo, labai dažnai susidariam su to atskaitomybės klausimu, kai esame atskaitingi patys savo ir tada galim truputėlį kažką numuilinti, kažko nepadaryti, kažkaip čia gal rytoj ir tos atskaitomybės prisitrunka. Ir dar yra labai svarbu apdovanojimas, tai pagirti save, apdovanoti save, švęsti savo pergalės ir tas toksai, aš kažką pasakiau ir aš dabar apdovanosiu save. Tai aš pati tai labai mėgstu ir tikrai rekomenduoju. Ir labai svarbu įsivardinti baimės, klaidinančius įsitikinimus ir pasipriešinimą, nes mes labai dažnai sabotuojam save. Ir daugybė planų neįsigyvenimo, ne dėl to, kad mes neturim planų. Mes turbūt visi turim planą, idėjas, vizijas ir kažkodėl nedarom, nes mes priešinamės viduje patys nesuprasdami, kodėl priešinamės ir tiesiog nedarom. Tai tiesiog noriu dabar padaryti tokį pratimuką apie įsitikinimus, jūs galite padaryti savo, bet aš norėčiau vienos savanorės, kuri galėtų įsijungti kamerą ir mikrofoną ir pašnekėti su manim, ar atsirastų kas nors ir mes galėtumėm pakalbėti apie tavo įsitikinimus trukdančius pasiekti tikslą. Tai ar būtų kas nors, kas norėtų? Nematau atsakymų čate arba nematau jungiančius. Taip. Tai... Labą dieną. O, labas. Aš galiu. Kaip fainai, Reda, tai būsi mano bandomasis triušis. Tai gerai, tai pasakyk tada, koks yra tavo tikslas. Tikslas, tai proveržis veikloje, kurią vystau ir niekaip neįvyksta tas proveržis jau daug metų, nes buvo daug pauzių, daug tokių grįžimų į proto sritis, ta prasme, į kitus darbus. Tai noriu savo mylimoj veikloj tokio klestėjimo, kurio jaučiuosi verta. Gerai, ir kaip pasakai, noriu proveržio veikloje ir klestėjimo, ar ateina kažkokia mintis, kokia pati pirma mintis, kuri tam prieštarautų? Kokia pirma mintis, aš nežinau, tokia visiškai nesąmoningai atėjo, bet gal ir taikliai, nes kai pradedu galvoju, kad nėra taip. Nevertumas man pirmiausiai atėjo, bet gal ne veltui. Aš prieš tai sakiau, nes esu verta, bet kažkur matomai dar yra likučiai to nevertumo. Aha, tai galvoju, kad jo neverta tos klestėjimo, kurio ir nori. Ir dabar nepasitikėjimas savimi dar galbūt. Aha. Gerai, o tai dabar pasižiūrėk, ar yra kažkokie įrodymai, kurie rodytų, kad tai tiesa, kad tu tikrai neverta to klestėjimo. Kodėl? Kodėl tu manai, kad tai yra tavo tiesa? Arba galbūt yra kažkokių faktų, kurie rodo priešingai, kad tu esi verta ir galbūt gal turėjai kažkokių dovanų gyvenimo ar klestėjimą, ar kažkas pasisekė ir buvo kažkokios situacijos, kurios kaip tik atvirkščiai rodė. Žodžiu, pati turi paneigti dabar šitą įsitikinimą ir būti savo pačios teisėja, advokatė ir savo byloje paneigti jį. Sugalvojau atsakymą, jo. Aš jaučiuosi verta gausos ir sėkmės ir klestėjimo toje srityje, kur aš esu legaliai baigusi mokslus, aukštąjį išsilavinimą turiu magistro ir ten klestėdavau, bet aš tame jaučiausi ne savo tam malonume tokiam, o tai buvo darimas dėl pinigų. Grinai, tiesiai sakant, daug buvo streso, kas man labai nepatiko.
O dabar vat, esu tokioje veikloje, kur grinai visiškai esu savo mokslė. Aišku, ten neskaitant keleto kursų vaikų, nu, ten aš daug ką darau, to prasme, pradedant nuo augalų, hidrolatų kūrimo ir ten baigiant papuošalais, dabar dar dasidėjo ir žvakės, ir jasmonito padėkliukai. Ir pagrindė Mhm. viskas yra išmokta pačios. Ta prasme, aš nesu sertifikuota nei juvelyrė kažkokia, taip toliau. Per YouTube'us, per vat, grinai per asmeninę patirtį, ką per 4 metus pati Mhm. išmokau. Tai, tai vat, tas turbūt toksai yra neužtikrintumas, kad, nu, aš nesu, vat, nu, tokia kaip diplomuota, va, toj srity. Tiesą sakant, keletą metų iš eilės, vat, rugpjūčio 30 sugalvodavau, kad gal norėčiau atstoti kažkur. Būdavo trupučiuką šaukštai po pietų, nu, ir sakydavo vis kitais metais, vis kitais metais. Ir taip kažkaip vat, nesijėmiau to. Ir galiausiai suvokiau, ar man to reikia dar. Mhm. Ta O prasme, kiek jau laiko darai aišku, tai šitas būtų. veiklas? Aš, nu kaip, darau, mano hobis. Prasidėjo viskas nuo to, kad buvo hobis. Aš dirbdama teisinį darbą, aš jau vėriau tas apyrankės, pardavinėjau savo draugiam, kolegiam ten, ta prasme, va, taip artimoje aplinkoje ir gimus antram vaikui sugalvojau, kad, noriu bent puslapį susikurti, va, ten paskyrą Facebook'e, tai ten Instagram'e paskui. Ir viskas prasidėjo grinai, kad hobitas savo perkeliau biški į kitą lygį, be tikslo čia, kad be lūkesčių, kad bus kažkoks verslas man iš to ir pragyvenimo šaltinis, bet ilgainiui aš pajutau, kad aš noriu vien tik tai su tame būti, nes man tai yra moteriška energija, mano stichija, kuriai esu gimus. Tiesiog jaučiuosi visiškai išėjau iš to seno darbo, atsijungiau, atsiribojau, paleidau savo diplomus, jeigu jie ten dūka, nes, nenoriu aš to daryti, tiesiog man širdis rėkia, kaip aš nenoriu tame būti. Gerai, tai truputėlį perfrazuosiu, ką tu ką tik pasakėjai. Tu jau ne vienerius metus čia, kaip suprantu, darai tą veiklą, jau esi sukūrus ir hidrolatų, ir apyrankių, ir papuošalų, ir jau turi net puslapį, ir jau visą tai darai. Ir aš net nebejoju, kad žmonės ir perka, ir džiaugiasi, ir jau vyksta tie dalykai, bet tu savo galvoj vis dar laikaisi tą dalyką, kad nėra sertifikato ir kad tarsi tau turi kažkas ateiti ir duoti tą sertifikatą ir tada tu jausies verta daryti tai, ką tu jau dabar darai ir ką tu jau dabar kuri. Ir tikrai, aš žinau, ką tu kuri, tai tikrai nuostabius, gražius dalykus darai. Tai aš dar norėčiau paklausti, galbūt čiate kažkas irgi turit kažkokių faktų ar argumentų Redos įsitikinimui, nes galbūt ir jūs jaučiatės panašiai ar kažkaip, galbūt jaučiatės, kad reikia kažkokių sertifikatų, patvirtinimų ir nesat pakankamai verslios ir vertas. Ir kokie galėtų būti dar argumentai ar faktai, ar kažkokie dalykai, kurie paneigtų šitą, vat kaip aš dabar paneigiau Redos šitą pasakymą, galbūt jūs dar kažkokių turit minčių, gal tu, Vaida, turi kokių minčių, ar aš nematau čiato, gal čiat yra kokių minčių. Aš gal dar truputį norėčiau papildyti, ta prasme, tą visą savo pasisakymą, kad kodėl man norisi to proveržio, nes aš šiai dienai aš nejaučiu pakankamos energetinės grąžos, ta prasme, iš savo visos veiklos. Taip atvirai sakant, manęs netenkina uždarbis iš šitų visų mano mylimų veiklų. Aš noriu ženkliai daugiau, aš noriu, kad tai taptų mano ne tik pragyvenimo šaltiniu, bet tiesiog išsiplėtimų, galimybę keliauti, kad aš jausčiau pilnavertišką šiai dienai, kaip šeimą išlaiko vyras. Aišku, tai yra irgi normalu, kaip pasakyti, kai moteris yra visiškai atidavus moteriškai energijai, tai vyras ženkliai daugiau ir parneša tų pinigų į šeimą ir tas kaip ir tenkintų, bet kažkodėl man jie yra tas troškimas, kad aš noriu būti visiškai savarankiška. Galėti būti visiškai savarankiška. Taip, suprantu, nes, žinoma, norisi to atlygio už tai, ką tu kuri. Tai nežinau, Vaida, ar yra kažkokių komentarų, ar nėra?
Išjungtas tavo Taip. mikrofonas. Aha, tai iš tikrųjų, vat rašo Jolanta, kad jaučiasi panašiai kaip tu, Reda. Na, vat Jolanta daro veiklą, kuriai patinka, bet šalia tikro darbo. Mhm. Julija panašiai jaučiasi taip pat. Ir, aha, ir Bet mums reikia argumentų teisme šitam, vat, jeigu čia būtų byla teisme ir ateitų ir sakytų, aš jaučiuosi neverta, noriu proveržio, bet viduje jaučiuosi neverta, nes neturiu diplomo ir vat, kažkaip neleidžiu aš savo pati to proveržio patirti, nežinau kodėl. Ką pasakytumėt, kad perrašyt šitą įsitikinimą ir kad tas vidinis teisėjas pasakytų, ne, tai žinoma, kad tu esi verta, žinoma, iš to, kad tu kuri, gali klestėti, gali uždirbti, gali puikiai gyventi ir turėti tą proveržį. Kaip perrašytumėt šitokį įsitikinimą? Kaip galėtumėt savo sakyti? Kaip tu, Vaida, savo sakyti? Jūs ten matau, rašo. Aš kartais irgi taip jaučiuosi, bet po to prisimenu visus mane inspiruojančius žmonės, kad jie irgi nebaigė kažkokio univero, o darė veiklą iš meilės ir tada vat, tiesiog pat kiek pasiekė. Ir, na, žinoma, mes tiek daug atvejų, kai iš tikrųjų, na, žmonės metė mokslus ir tada tapo pačių didžiausių pasaulyje įmonių kūrėjais. Turime tiek pavyzdžių. Na, kad kai iš tikrųjų, na, žmonės kiek pasiekia ir be tų sertifikatų ir kokią vertę sukūrė pasaulyje be tų sertifikatų. Ir iš tikrųjų, dabar dar tokį pasakysiu, kad aš prieš porą savaičių negi gavau tokį e-mailą iš Udemy, kad tapk coacheriu ir net gauti tą coacherio sertifikatą. Ir, na, ir kažkaip buvo taip juokinga, nes ten tiesiog yra keliasdešimties valandų kursas, tai tu peržiūrėsi šitą kursą keliasdešimties valandų ir jau turėsi coacherio sertifikatą. Nu ir ką tai reiškia? Tai ką tai reiškia turėjimas coacherio sertifikato? Ar tai iš vis rodo, kad tu turi įgūdį? Ar baigimas verslo studijų universitete įrodo, kad tu gali sukurti verslą? Ar tai tikrai ar tai leidžia tau įgyti verslo įgūdžius? Na, greičiausiai ne, nes tiesiog tai yra labiau teorinis mokymas, o viskas, manau, na, yra apie įgūdžius, apie įkūnymą, tai, kuo tu tiki, kaip tu pasirodai savo veikloje ir ar tu iš tikrųjų sukuri vertę savo klientams. O tas sertifikatas taip, jis gali padėti tiesiog galbūt klientams suprasti, kad, na, tu kažką čia baigiai, ir kuriems žmonėms tai, na, tai kažkiek prideda tos vertės, bet tai, sakyčiau, nėra tikrai vienas iš svarbiausių dalykų ir tai nėra, kas padaro specialistą geru specialistu. Tai va. Tai va, ir visiškai sutinku. Ar čia su manim jau baigėt, ar aš dar čia galiu diskutuoti? Ne, nes dabar tu turi perrašyti šitą įsitikinimą ir pasakyti, kodėl tu esi verta klestėjimo ir proveržio. Ir galbūt, ką tu galėsi padaryti, kad tai turėtum. Na, aš dabar paklausysiu jūsų ir paskaičiusiu visus komentarus ir pati, tarkim, suvirškinus tam. Čia mano tiesiog buvo spontaniškai atėjusi pati pirma mintis, kaip ir sakei, kas ateina pirmiausia, tai galbūt ir buvo. Jinai neįsisąmoninta kažkokia, bet gilumoje kažkur tūnojo. Ir iš esmės, tai yra visiška nesąmonė. Aš pati tą suprantu, nes per 4 metų patirtį, tarkim, aš ir hidrolatus gaminu 4 metus, aš vakar, tarp kitko, labai daug tekstų prisirašiau. Aš šiai dienai suvokiu, kad aš netgi pati galėčiau vesti mokymus, kaip gaminti hidrolatus kokybiškus, gerus, koncentruotus ir panašiai, nes mūsų patirtis yra iš esmės geriausias universitetas, kokį mes baigiame.
Ta prasme, ir kai tu matai apčiuopiamus rezultatus, kaip gaunasi vienaip ar kitaip, aš nesu tiek iš knygų perskaitytų, tiek žinių neturiu, kiek iš savo asmeninės patirties, tarkim ir papuošalų gamybų irgi. Aš jau žinau šiai dienai, kokios detalės yra pačios geriausios ir man nereikia skaityti kažkokių straipsnių, bet per patirtį. Ta prasme, va, patirtis yra geriausia mokykla. Ir kai tu darai iš meilės, tu stengiasi viską padaryti vis geriau, vis tobuliau, nu, ta prasme, ir jokie mokymai, aš ten, pavyzdžiui, žiūrėjau bižuterijos gamybos mokymus kažkokius, ir aš pažiūrėjau tą studijų, nu, tų kursų ten programą, ir galvoju, nu, aš neturėsiu ten ką išmokti. Nu, aš visą tai jau moku. Man nebent kitas lygis gal būtų juvelyrika, nu, kas irgi traukia, bet vis atidedu kažkodėl ateičiai. Tai nu, vieną dieną niekada nevėlu. Tai dabar Tai jau pasakyk, tikrai reikėtų mokyti. tai pasakyk dabar, aš esu verta klestėti ir patirti proveržį darydama tai, ką myliu. Aš esu verta klestėti ir patirti proveržį darydama tai, ką myliu. Jo, valio, ačiū tau labai, kad buvai etery. Ačiū Jums. Ačiū. Gerai, judam toliau. Čia labai patinka man šita frazė, susilygiuok su tuo žmogum, kuriuo nori būti. Bring yourself in alignment with the person you want to be. Ir dar toks papildomas yra, kad bring your mindset and your calendar in alignment with the person you want to be. Ne tik ten įsivaizduoti, kuo tu nori būti, bet kaip atspindi tavo realybę, tavo kalendorius, tavo užimtumas, tai, kad tu darai, tą žmogų, kurio tu nori būti. Nes galbūt tu nori būti geriausiu sportininku, bet tu nesportuoji visai, bet svajoji jo būti, bet tavo realybė visiškai to neatspindi. Tu nori uždirbti daug, bet kasdien tu randi daugybę pasiteisinimų, kad darai bet ką kitą ir esi užsiėmęs kitais dalykais, vadinasi, tai nėra tavo prioritetas. Tu ten neskiri energijos. Tai toksai irgi pagalvoti vertas dalykas, kur yra jūsų prioritetas ir ką sako kalendorius apie jūsų prioritetus, kaip jūs susidedat savo prioritetus į kalendorių. Čia norėjau dar padaryti tokį 7 kodėl pratimą, bet kadangi dabar neturim laiko, tai aš jį praleisiu. Bet čia irgi labai geras pratimas, paklausti 7 kartus, kodėl aš noriu to, ko noriu, ir vis klausti, dar labiau išsigryninti tai motivacijai labai tinkamas pratimas. Čia dar noriu pabrėžti, kad jums nereikia padaryti daugiau ar kažko pridėti. Jums atvirkščiai reikia atimti ir daryti mažiau tų dalykų, kurie nepadeda pasiekti jūsų tikslo, nepadeda pasiekti to, ko norit. Tai tiesiog išbraukti visus tos dalykus, iš tas vadinamas declutterinti. Ir dabar pereinu prie šito brain dump metodo, kur jisai veikia tiesiog surašant viską, kas yra galvoje, tai tiesiog iš smegenų į popieriaus lapą surašyti. Tai pasimkite arba popieriaus lapą, arba telefoną, ar kažką, ką turit po ranka. Ir tiesiog surašykit viską tiesiog tokiu flow, kas teka, kas eina, idėjos, mintys, planai, tikslai, vizijos, viskas, kas tik eina, bet kokia tvarka, bet kaip surašykite. Ir tada biškai pašnekėsiu, kaip galima išsirūšiuoti, išbraukti, kas nereikalinga ir susigrupuoti šitus dalykus. Kas yra skubu, kas tikrai reikalinga, kas nereikalinga. Tai tiesiog pasidarykit dabar tokį labai labai ilgą sąrašą su viskuo, kas eina. Tai irgi duosim gal kokias kelias minutės, nežinau, ar čia muziką jungti, kai taip nelabai trukdė darinai. Tai žodžiu, einam prie šito pratimą dabar.
Nu, dar duodu kokią minutę, bet jau einam link pabaigos. Mm. Ir kas dar rašot, kas nerašot, nežinau, bet aš noriu truputėlį pakalbėti apie porą grafinių priemonių, ką po to daryti, susirašius tą visą savo sąrašą ir brain dump. Tai vienas iš jų gali būti minčių žemėlapis, kai viduryje pasirašom savo pagrindinę idėją ir tada tokias kaip atšakas, kaip kelius iš tos idėjos pagal skirtingas temas, skirtingas spalvas. Tai visų pirma, iš to sąrašo galima paimti skirtingus markerius ar kažkokius kitus spalvotus pieštukus ar kažką ir pabandyti sugrupuoti tas visas savo mintis, tas visas savo temas į kažkokias tai kategorijas. Pasižiūrėti, ką galima išbraukti, kas svarbu, kas kartojasi, ypač jeigu kartojasi. Ir tada galima pabandyti tokį pasipaišyti dalyką, kad ten, tarkim, koks nors mano tikslas yra uždirbti 10 000 per metus ir ko man ten reikia. Ar man reikia komandos, ar man reikia marketingo, ar man reikia stiprinti pardavimus, ar man reikia naujų žinių. Ir ar ten taip pat ir laisvalaikio skiltis, taip pat galbūt man reikia sutikti žmonės kažkokius naujus ir tada dar iš atšakėlių pridėti dar kitas tokias šakeles. Tai gali atrodyti taip, o gali būti toks kaip ir tikslų medis. Irgi ne vidury būti tas tikslas, o, pavyzdžiui, viršuje pasirašyti tikslą, tada mažesnius tikslus, dar mažesnius tikslus ir taip pat sugrupuoti galima visus šitus dalykus. Ir prieiname prie 3 prioritetų principo, nes mūsų smegenys labai daug informacijos jos pasimeta, nebežino, kas svarbu, kas nesvarbu. Ir tada iš viso galiausiai pasimetę nieko nepadaro, o skaičius 3 yra net kažkokie psichologiniai tyrimai, kažkur skaičiau, kad 3 labai mėgsta smegenys grupuoti po 3 dalykus. Tai geriausia išsirinkti 3 svarbiausius tikslus arba užduotis, kurie turi didžiausią poveikį, kurie gali labiausiai prisidėti. Ir čia yra keli klausimai, kurie gali padėti išsirinkti. Pavyzdžiui, koks tikslas labiausiai džiugina ir motyvuoja, kokie gali būti žingsniai, kurie galbūt tas kažkas, kas užsirašė, tai yra būtent žingsnis, net ne tikslas, o žingsnis priartinantis prie to galutinio tikslo. Kas turės didžiausią ilgalaikį poveikį, kaip su mažiausiai pastangų aš gausiu didžiausią rezultatą, ar man geriau daryti 10 dalykų kažkokių, ar aš gal vieną dalyką galiu padaryti, kuris duos tą rezultatą, negu ten atrodo tiek visko darau, bet tie dalykai neduos to rezultato. Tai apsigalvoti, išsirinkti tos prioritetus. Ir gali būti mėnesio top 3 prioritetai, savaitės top 3 prioritetai, dienos top 3 prioritetai ir koncentruotis į juos. Tą dieną koncentruotis į juos, tą savaitę koncentruotis į juos. Kai padarom, tada galime vėl pasižiūrėti tą savo brain dump, tą sąrašą, pasimti kažką kitą daryti. Labai dažnai tam sąraše mes ten užmirštam, pusę dalykų gal tai net nereikalingi. Ta brain dump galima daryti kiekvieną dieną, kai jaučiasi labai daug minčių, tiesiog viską išsirašyti ir vėl iš naujo padaryti, bet iš jo išsirinkti ir daryti tik tai kelis svarbiausius. Tos kelis dalykus svarbiausius, ką aš galiu padaryti šiandien, ar tai yra svarbu, ar tai yra skubu, ar tai prisideda prie mano galutinio tikslo, ar tai verta man daryti. Ir išbraukti viską, declutterinti visą kitą, kas netarnauja ir man yra nereikalinga. Ir kaip planuoti metus, čia toks irgi pratimas yra planavimo, kaip galima apgalvoti tuos metus, susidėlioti savo metams tą visą
savo viziją, tai yra du būdai. Gali būti tokiais blokeliais, šitas yra beje iš Beatos Tiškevič jos planuotės, kur man visai patinka ta sistema. Tai tiesiog pasidedi visą metų lapų prieš save, pasidarai tokius blokelius, arba Canva yra, va, čia yra iš Canvos template lygiai tokiu pačiu principu, šablonas. Matai visus metus vizualiai prieš save, matai kiekvieną mėnesį. Metų gale galiu užsirašyti kokie 3 mano tikslai. Jeigu jie dideli, tai kažkokie dideli tikslai ar mažesni tikslai. Ir mėnesiais taip pamatyti, kaip galėtų kažkas atrodyti tavo mėnesį, kaip galima tuos tikslus suskaidyti kiekvieną mėnesį, kokį gabalėlį galiu įdėti kokį mėnesį ir įsipareigoti savo tą mėnesį tai atlikti. Šitas yra kitas metodas, linijinis. Šitas pasiskolinau iš savo mentorės, kaip pati mokiusi, kai pradėjau kurti identitetus ir dizainą, tai mokiusi, kaip čia man būti, kaip čia man rasti tų klientų tiem dizainam ir kaip čia dabar, kaip man čia kurti verslą iš savo pakeitus kryptį. Tai va, tai aš irgi perėjau pati tokią mentorystę ir šita iš tikrųjų sistema yra dar pasiskolinti ir iš kitos mentorės. Mano mentorė pasiskolino iš tokios Melinda Livesey, bet čia nėra kažkoks tai rocket science ar labai toksai unikalus dalykas, bet tuos metus galima įsidėlioti ne tik blokeliais, bet ir liniją. Ir vat pasižymėti, tu esi čia, tai čia kadangi dizaineriam buvo skirtas tai apie identitetus, tai pavyzdžiui, dabar galbūt aš nepasitikiu savo jėgom ir ten nežinau, kaip ten juos kurti. Vėl gal taip pat trūksta kažkokių ar sertifikatų, ar pasitikėjimo, ar dar kažko, tada gali būti, aha, tai aš įgausiu tų žinių, aš galbūt išmoksiu kažko, jeigu aš jaučiuosi, kad kažko nemoku, pasibandysiu kažkokį tai procesą. Kitas mėnuo irgi toks, aš tada įgaunu daugiau pasitikėjimo, jau turiu procesą, jau turiu žinių, jau kažką pradedu kurtis. Trečias mėnuo, galbūt pradedu dalintis apie tai daugiau, socialiniai tinklai, kur aš galiu būti randamas, apgalvoju. Jau 6 mėnesį, įsivaizduokit, nuo pradžios praėjo 6 mėnesiai, kur aš esu 6 mėnesyje, ką aš darau, aš jau ten gal turiu tą Behance portfolio, toks labai profesionalius visi deda savo portfolijus ten, kur užima belia kiek laiko paruošti tą Behance, tai dažniausiai dizaineriai neturi laiko ten juos sudėti, bet ten jau labai toksai, labai profesionalus. Gal aš pasisamdysiu kokios pagalbos, kad man padėtų su kitais dalykais, aš galėsiu paruošti tą portfoliją. Tai toks irgi apgalvoti, vat, kur aš tenai save matau. Ir va čia yra, pavyzdžiui, ką noriu pasiekti metų gale. Tai, pavyzdžiui, ideali situacija per mėnesį sukurti 2-3 logo projektus. Va taip aš norėčiau užtikrinti turėti 2-3 klientus kiekvieną mėnesį. Ir visa šita kelionė turi vesti į tą mano mėnesį, kur aš turiu kiekvieną mėnesį 2-3 klientus ir kokie buvo reikalingi tie žingsniai iki ten ateiti. Ir čia apačioje yra kita linija, kokių veiksmų galiu imtis. Tai čia būtent ką noriu pasiekti, o apačioje kokių veiksmų imtis kiekvienam šitam dalykui įgyvendyti. Tai čia irgi visokie tenais pasiruošti CV, susirasti pavyzdžių įkvėpimui, susirasti projektų, susirinkti atsiliepimus klientų, pasikelti kainas, taip pat galim irgi apgalvoti kainų kainodaros kėlimo strategiją, ten irgi vis nuolat tą pergalvoti. Tai labai daug tokių kelionės žingsnių, kurios galima padaryti per metus. Tai va. Ir planas buvo, kad mes dabar ir pasidarysime šitą visą dalyką dabar. Tai labai įdomu, kiek jūs turit laiko, ar jūs norite tai darytis dabar, ar pasidarysit vėliau patys savo ir tada tiesiog ramiai savo viską susirašysit. Tai gal galite pakomentuoti, ar nori daryti dabar, ar norėsit pasidaryti vėliau. Čia tai gal aš net ir pati matau. O, matau. Radau, kaip atsidaryti. Vėliau. Bet pasižadat, kad vėliau padarysit, ar ne? Tai gerai, tai tada pasidarysit vėliau. Čia noriu truputėlį pasidalinti, kaip čia dabar man tą čatą vėl išjungti, nesuprantu. Patrauksiu, aš jo išjungsiu.
Čia norėjau pasidalinti, ką aš pati naudoju savo planavimui, bet irgi labai daug yra visokių programėlių, ten visko galima prisigalvoti, planuoti. Bet visą laiką mažiau yra geriau, tai nereikia ten manyti kažkas naujos geriausios programėlės ar dar kažko, tai aš tiesiog pasidalinsiu, galbūt kažkas bus naudinga ir galbūt kažką pritaikysite savo. Tai aš naudoju paprastą užrašų knygelę, kur aš susirašau visokias dienos užduotis, savo tuos top 3 ir visokius mintis brain dump, tai rašau aš viską į tą knygelę. Arba rašau į telefono notes, bet man ranka labiau patinka rašyti, tai dažniausiai rašau į knygelę, bet telefono notes taip pat irgi rašau visokias idėjas, mintis, darbus ir tenais viską irgi turiu karts nuo karto. Bet tas brain dump sąrašo rašymas yra ne tam, kad būtinai viską iš jo reikia padaryti, bet tam, kad atlaisvinti mintis iš savo galvos, nes tos visos mintis ten sukasi toj galvoj. Tada turiu kalendorių, kur susidedu viską, visus susitikimus, kurie yra tam tikrų laikų suplanuoti ir skambučiai ar susitikimai, kur yra tam tikras laikas. 11 dieną, ten 11 valandą turi būti ten ar ten. Ir taip pat naudoju time blocking, čia yra kita technika, kur užsiblokuoju tam tikrą laiką, jeigu man reikia dirbti, pavyzdžiui, prie kažkokio identiteto. Ir aš žinau, kad ten, tarkim, man reikia 3 valandas tą dieną dirbti prie jo. Ar ten kažkoks tai laikas reikia dirbti, pavyzdžiui, prie mentorystės programos, kurią kuriam ten ruošti kažką. Tai užsiblokuoju, padarau tokius blogus, bet aš neužpildau ten minutę tą kalendorių. Visą laiką palieku vietos ir kitiem ir laisvalaikio dalykam, apie tai kaip ir kalbėjom, apie tą balansą ratą ir apie kitus svarbius esminius momentus, tai palieku ir kitiem dalykam. Taip pat yra 2 programos, viena vadinasi Miro ir yra dar toksai kaip lipnių lapelių sistema. Šitą sistemą dar labai senais laikais naudojo vienas iš mano direktorių, mes turėdom tokias didelės lentas ir mes ant jų klijuodavom lapelius, kaip planuodavom strategijas, dabar visą tai galima daryti virtualiai ir per Miro galima ne tik lapelius klijuoti, bet irgi visokias schemas braižyti, kurias anksčiau rodžiau, tą minčių žemėlapį ir tą medį tikslų. Ir tokį labai vizualiai, kas norisi virtualiai, ne ranka piešti, bet virtualiai kažką turėti, tai Miro galima tą naudoti. Ir taip pat, kadangi aš dirbu kaip projektų vadovė, tai jeigu aš turiu kelis skirtingus menedžinti projektus, tai labai tinka Asana arba Notion, kur galima susirašyti užduotis papunkčiui, išskirstyti ten projektų vadovai, tai turi visą savo atskirą pasaulį ir, aišku, niekas neprivalo taip planuoti detaliai kaip mes. Bet ten tos visos išdėliotos užduotis papunkčiui po to pavirsta į timelines ir kalendorius ir tenais gali priskirti komandos narius arba nepriskirti ir susidėlioti savo visus projektus. Tai čia man tas patinka, tas tinka, bet nebūtinai visiems gal tokie dalykai reikalingi, bet tiesiog galvoju paminėsiu, nes tiesiog aš tą naudoju, tai gali galbūt būti naudinga. Tai va, viskas, jau kaip ir einam prie pabaigos. Laikas yra brangiausia valiuta, kurią mes turim ir yra limituotas resursas. Tai yra mūsų limituotas resursas, kurio mes nebeatgausim ir turėsim tik mažiau su kiekviena diena ir mes nežinom, kiek tų dienų mums yra likę. Todėl, kai renkamės kažką daryti, tai reiškia, kad tuo metu renkamės nedaryti kitų dalykų. Ir todėl to mūsų pasirinkimai turi būti apgalvoti ir turi būti mums naudingi. Ir turim rinktis, ką mes atiduodam, parduodam savo laiką ir ką už jį perkam, nes laikas yra valiuta ir mes už laiką gaunam sveikatą, mes už savo laiką gaunam patirtis, mes už laiką gaunam ryšį, dėmesį artimiesiems. Todėl tikrai nereikėtų jo ištirpdyti neapgalvotai. Tai viskas. Planavimo dirbtuvės kaip ir baigtos, bet mes su Vaida norim pašnekėti apie specialų pasiūlymą, kurį minėjom. Tai kas norit apie jį išgirsti, tai dar pasilikit ir galit paklausyti. Ir dar turėsime šiek tiek laiko ir pasidalinti tiesiog mūsų pačių key takeaways irgi, ką išsinešame ir iš tikrųjų atsidaryti mikrofoną ir pasidalinti erdvėje ir taip pat pačiam gale, bet jau ta visa kaip ir teorinė dalis pasibaigė. Tai va, tai Laura tada judame tam padalinti į skirtingus kambarius, kad irgi pasidalinti, ar visos bendrai dalinsimės? Tai iš tikrųjų galėsim šitą sučekint vėliau, bet pirmiausiai pakalbėkime apie pasiūlymą.
Gerai, tai mes jau nuo sausio 20 kviečiame į tavo veiklos unikalaus pasiūlymo magiją, kuriame bus ir Reda, kuri čia dalyvavo kaip tik gyvai išėję eterį, tai buvo labai faina ją pamatyti, nu, ne kaip dalyvę. Bus yra užsiregistravus ir šiaip jau yra susirinkus labai faina grupė merginų ir mes turim tik kelias likusias vietas, nes kai paskelbėm pernai gruodžio mėnesį, tai ganėtinai aktyviai čia pradėjo registruotis, tai jau labai nekantravom. Bet yra dar kelios vietos ir galbūt jos yra kažkam iš jūsų, kas norėsit prisijungti prie šitos mentorystės. Tai mes su Vaida apjungiam savo žinias, jinai apjungia savo somatinės visas praktikas ir žinias, kurios reikalingos mūsų kūnui ir kuriant veiklą, o aš apjungiau savo visas verslo žinias, planavimo žinias, marketingo žinias. Ir mes 2 mėnesius kursim veiklos pasiūlymus. Ir tai bus tokia kaip ir mastermind sesijos ir paskaitos ir palaikymas. Ir dabar galvoju per šitą workshopą kažkaip labai fainai tas Redos pavyzdys iliustravo, kaip norėčiau jaustis per tą mentorystės programą, kai kažkas ateina su abejonė, nežino nuo ko pradėti, galbūt kažkokiu turi savo sabotavimo programų ar kažko tai ir visos kitos rašo palaikančias žinutes, duoda savo patarimus, įkvepia ir tada mes jaučiame stipresnės ir labiau pasitikinčios savim daryti tai, ką darom, nes gal kai esam vienos, tai pradedam abejoti savim, bet tiesiog buvo labai gera matyti Redos pavyzdį ir skaitytas visus palaikančius žodžius ir tiesiog norėjau šypsotis, tai va tokią norisi sukurti atmosferą per šitą programą per 2 mėnesius, kai keliausim kartu. Tai va, ir kokie bus rezultatai, tai jūsų rezultatai, jūs jausitės tikrai labiau užtikrintos, sukurti savo veiklos pasiūlymą, išmoksit jį marketinti, išmoksit jį parduoti, išmoksit pritraukti savo norimus klientus, labiau tikėsit savimi ir manau, tikrai sukursim daug gražių dalykų. Vaida, turi kažką papildyti? Taip, tai iš tikrųjų manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų, jeigu mes norime pasiekti savo tikslus, tai yra turėti tinkamą palaikymo ir atskaitomybės struktūrą. Ir iš tikrųjų šita programa tą duos labai stipriai, nes mes turėsime grupę moterų, kurios eis per šitą kelionę kartu. O šitą kelionę iš tikrųjų save reklamuoti, paleisti tą pasiūlymą, kurio aš visada troškau. Ir iš tikrųjų, pritraukti tos klientus, jinai nėra lengva. Jeigu jūs tą bandėte, galbūt jau ir tą pamatėte, kad ateina visi tie įsitikinimai, kad galbūt kartais pasimetate kažkoks chaosas, kaip pradėti, koks tas pirmas žingsnelis. Ir tada užstrigame pačios vienos galbūt savo galvoje su tomis visomis problemomis. Bet iš tikrųjų, kai mes esame palaikomus stiprios struktūros, tiek turinio prasme, tiek moterų, kurios bus šitoje struktūroje prasme, mes galime iš tikrųjų įeiti į tą savo didžiausią troškimą žymiai greičiau ir žymiai lengviau. Ir iš tikrųjų labai svarbi dalis šioje programoje bus įžvalgos. Tai iš tikrųjų jūs gausite įžvalgas iš kitų programos dalyvių ir iš manęs ir Lauros apie savo pasiūlymą, apie paleidimą, apie komunikaciją, apie savo žinutę. Tai jeigu jūs kažką, kažko nežinosite, jūs turėsite erdvę, kur jūs galite iš karto gauti atsakymą ir būti palaikytas. Tai šita programa bus labai tokia, kaip čia pasakyti, praktiška, labai praktiška ir transformuojanti. Ir mes turėsim kiekvieną savaitę po skambutį ir kiekvieną savaitę bus taip pat ir namų darbai, kur iš tikrųjų jie bus praktiški ir kur jūs iš tikrųjų implementuosite visą medžiagą ir eisite į pasaulį ir dalinsitės. Ir tuo pačiu būsite palaikytos nuostabios grupės moterų. Ir kaip Laura minėjo, prie mūsų prisijungia tikrai, wow, kokios moteris ir labai iš tikrųjų, jaučiu didžiulį dėkingumą toms, kurios prisijungia prie mūsų. Ir
dabar turime iš tikrųjų labai, tokį specialų pasiūlymą, vat jums visoms, kurios jaučia, kad galbūt, atėjo man laikas, kad aš noriu iš tikrųjų tos struktūros ir jaučiu, kad jie man galėtų padėti. Tai turime pasiūlymą iki šeštadienio, tai kuris jums leis įsigyti programą už specialią kainą. Tai tik tai šio webinaro dalyviams bus siunčiamas šitas specialus pasiūlymas. Todėl labai kviečiu stebėti savo elektroninį paštą po šito webinaro, po šitų dirbtuvių, nes mes ten atsiųsime šitą pasiūlymą. O jeigu jums dabar įdomu, kas yra čia per programą labiau ir pažiūrėti į tą pačią struktūrą programos, tai aš irgi atsiųsiu Aš puslapį. įmečiau nuorodą, Vaida, kol tu kalbėjai. Įmečiau nuorodą į svetainę programos ir įmečiau specialų kodą to mūsų pasiūlymo, kuris yra vizija. Tai jeigu domitės prisijungti, tai panaudokit šitą kodą vizija ir jums bus speciali kaina. Tai va. Jeigu turit kažkokių klausimų apie programą, tai vieną matau klausą Kristina, kuriom dienom vyks ir svarbu Dance Skris projektas. Tai vyks pirmadieniais, prasideda sausio 20, vyks pirmadieniais rytais, bet bus įrašai, bus 2 gyvos mastermind sesijos, tai yra struktūra, kad bus 3 sesijos, kurias mes vesim pasiskirstę su Vaida skirtingomis temomis, arba aš, arba Vaida, pagal mūsų ekspertizės sritį. Ir Alma rašo, neleidžiu registruotis. Tai jeigu kažkam kažkas nepavyksta šiuo metu, parašykit mums asmeninės žinutes ir mes padėsim jums užsiregistruoti, nes galbūt vėl kažkokie techniniai dalykai neveikia, tai būtinai duokit žinoti, ką domina, tai padėsim jums registruoti. Bet aš dar noriu apie tą struktūrą pabaigti, tai bus kaip ir mūsų tokia 3 paskaitos irgi workshopai dirbtuvės ir bus viena tokia bendra mastermind sesija, tokia truputėlį gal kaip buvo su Reda čia gavosi improvizuota, iš tikrųjų pati neplanavau, kad taip gausis, bet labai gerai gavosi ir man labai patiko. Tai mes tą visą darysim kartu ir kiekviena galėsit ateiti su problema ar kažkur kažką stringat, mes pasidalinsim bendrai idėjomis. O jeigu neišeis gyvai pažiūrėti paskaitų, tai visą laiką bus įrašai, galėsit pažiūrėti ir mes su Vaida visą laiką padėsim jums kuriant pasiūlymą, pasidalinsim savo įžvalgom, kažką, ką galima patobulinti, visą laiką galėsit mūsų klausti, tai tas ryšys visą laiką bus toje grupėje, tikrai bendrausim, nebus taip, kad ateisim vieną kartą, bus paskaita, praleidot ir viskas, ir tada dabar jau čia eikit ir darykit patys, tai visą laiką tikrai bendrai labai norisi, kad jūs tikrai po 2 mėnesių išeitumėt su realiais pasiūlymais ir labai dideliu pasitikėjimu, tikėjimu, savivertę ir leidimu savo klestėti ir padaryti tą proveržį, kaip šnekėjom šiandien. Tai būtent. Ir dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, kad iš tikrųjų, ką mes ten mokysim su Laura ir kuo dalinsimės, tai iš tikrųjų mes 2 tuose dalykuose turime jau ilgalaikę patirtį, esame dirbusios su daugybė klientų. Ir tai iš tikrųjų tikrai darome tai iš išminties, darome iš mūsų pačių patirties, iš to, ką pačios esame bandžiusios, kas mums pačiom ir mūsų klientams veikia, o ne šiaip ten iš kažko, ką perskaitėme knygoje arba ką pamatėme kursuose. Tai iš tikrųjų, manau, kad tai labai, kalbant apie tuos, sertifikatus, kad, manau, tai yra svarbiausias dalykas, renkantis kažkokį mentorių, tai yra suvokti, ar tas žmogus iš tikrųjų yra pats praėjęs per šitą kelionę, ar iš tikrųjų tiesiog yra, viską moko iš kažkokios knygos ar iš universiteto kurso, pavyzdžiui. Tai va. Tai gal tiek. Tai žodžiu, nuoroda yra įmesta į komentarus, yra autentiškaveikla.com puslapis ir skiltis mentorystė. Pasiūlymo kodas yra vizija, jį įvedus gausite specialią kainą. Mes dar atsiunsime ir laiške viską, tai gausite ir laiške. Jeigu kažkas neveikia, rašykite, klauskite, registruokitės. Labai jūsų lauksim. O dabar, kas dar likot, labai džiaugiamės, kad jūs tiek daug dar liko iki pat galo. Wow!
Gal turit savo kokį pasidalinimų? Pasidalinkit, kaip jaučiatės po šito dirbtuvių, kokios vizijos, ką planuojat ateinančiais. Būtų labai įdomu išgirsti jūsų vizijas. Kokios buvo jūsų vizijos šiems metams? Pasidalinkit. Ir žinot, čia turiu dabar du pasiūlymus. Parašykite, kuris jums labiau rezonuotų. Arba aš jūs dabar galiu įdėti į kambarėlius po 3 ar 4 ir tada mažose grupelėse jūs galėsite atsidaryti mikrofonus ir pasidalinti, nes suprantu, kad dabar neišeis visoms mums atsidaryti mikrofonus. Ar geriau, kad tiesiog dabar kelios darytų mikrofonus, o likusios tiesiog pasidalinti savo viziją jomis komentaruose, tai kaip jums tiesiog dabar atrodo geriau. Ir aš dar primenu apie tą leidimą būti matomams, tai kad ir labai džiaugiuosi jūsų drąsa išeiti į eterį. Į mažom grupelėm. Tai padalink tada į grupelės, kas nori dar pasilikti. Ir gali ir mus paskirti į kai kurias grupelės. Taip, tai tikrai, matau, kad jau kai kurios turi išeiti, tai tada kurios pasiliks, tai tada aš jūs įdėsiu į grupelės ir tada sugrįšime ir pasidalinsime ir didesnėje grupėje taip pat. Tai, bet matau, kad mūsų iš tikrųjų netiek jau daug ir liko, kurios nori padalinti. Gal bus viena grupelė, tiesiog tų, kurios pasilieka. Tai tos, kurios pasilieka, tai ir dalinsimės. Tai gal taip ir tada padarom. Tai tada labai kviečiu, kurios jaučia, atidaryti savo mikrofoną ir tiesiog pasidalinti, kokia yra tavo ta 25 metų vizija, ką tu nori pasiekti metų pabaigoje. Aš galiu pasidalinti, kaip negražiai pradėjo, gal gražiai užbaigsiu. Tai tiesiog irgi, kadangi 5 metus turėjau savo veiklą, kurie norėjau mažai, tai šiais metais užsibrėžiau, kad noriu daug. Noriu vienaragio, kuris per metus pasidarys 1 milijoną ir toliau, jeigu reikia. Projektas didelis fondo veikloje, bet per veiklas ir su moterim ir su tais, kurie patiria karo kažkokias pasekmes, bet tai per gerumu, ką mes galime tokioje aplinkoje arba tiesiog viso pasaulio kontekste padaryti per gerumą. Tai mano vizija yra tokia, tai kviečiu jungtis, kas norėsit, jeigu dirbtuvėse sustiksim, tai tikrai sustiksim ir ten plėtosim. O kiekvieną tiesiog kviečiu padrąsinti save, pabaigti tai, kas tikrai neveikia ir kiekvienus naujus darbus pradėti su tuo nauju požiūriu, kurio iš tiesų reikia naujiem metam pradėti. Tai kai yra naujas požiūris, visada bus ir nauja, kaip sakoma, veikla, kuri veiks naujai, taip kaip jums reikia šiuo metu, o ne iš praeities ar panašiai. Ir pasirinkti geriausias praktikas, kurios gali ateiti ir iš praeities, ir kas ateina dabartyje, ir tiesiog mokytis pakeliui ir tiesiog judėti ir eiti. Tai to visom ir linkiu. Ačiū tau, vau, kokia vizija, kokia nuostabi vizija. Vau. Labai dėkoju už pasidalinimą, už tikrai prasmingą viziją ir už palinkėjimus. Tai tikrai labai svarbu žodžiai girdėti ir prisiminti, kai pradedame mūsų metus. Kas dar norėtų pasidalinti? Arba mes tada išrinksim. Tai aš galiu trumpai irgi labai buvo įdomios visos dirbtuvės ir Kristinos žodžiai rezonuoja, kad su naujų požiūriu eiti ir prisitaikyti, tai kas dabar aplinkybėms tinka, tai mano vizija irgi auginti bendruomenę, auginti savo širdies veiklą, bet nedarant daugiau, o darant mažiau, atmetant tuos dalykus, kurie nebeveikia, ar dėl asmeninio aplinkybių, ar darbe, ar kažkaip, tai išsigryninus ir veikti iš tos noro dalintis gausos ir nieko neforsuojant kažkaip apibūdinant. Tekmėje tokia, tai labai man patiko ta linijiniai metų, Laura, kur dalinaisi dėl identiteto, tai irgi savo veikloje tikrai pritaikysiu tuos žingsnelius, pasidėlioti, kaip galima iki tų tikslų nueiti labai taip konkrečiai. Tai
Jo, Jo, tikiuosi, man kad irgi patinka tas sau dėliojisis, tai labai padeda pamatyti tą kelią iki tikslo. Nes kartais mes matom tikslą, bet nepamatom kelio iki jo nueiti. jo, ir dažnai tų tikslų, jeigu įsikeliam 15, tai tada tie keliai iš viso į labirintą kažkokį virsta, tai išsinešu turbūt, kad kokie 3 prioritetai ir labai toksai nuoseklus kelias atmetant tai, kas nereikalinga. Tai ačiū, tikrai buvo šiandien labai naudinga. Ačiū, kad buvai ir ačiū, kad kuri ką kuri. Kas dar pasidalintumėt, ką įsinešat, labai būtų įdomu irgi, jeigu pasidalintumėt, ką savo išsinešat, kas užsifiksavo. O man klausimas yra, jeigu galima. O, labukas. Labas, Eglė. Sveikos. Man taip įdomu, nes kai tas buvo vizijos pratimas tos idealios dienos, tai aš realiai pamačiau save, bet tokią kaip, nu, vos ne tai, kad kaip ir priešingą dalį savo. Ne ten, kur aš tikslingai einu, ne tą, ką labiausiai dabar gal mėgstu, bet visai kitokioje aplinkoje ir ne po tai, kad nemalonu, nefainai, ne aš, bet tas vat labai keista buvo, kad tarsi, nu, va toks kaip, net ne tai, kad priešingybė, bet tokia, nu, kita dalis tarsi manęs būtų ir ne ta, į kurią aš dabar susifokusavus. Tai va tas buvo įdomu, kad tarsi ten, kur aš einu, ne tą pamačiau. Ir toks klausimas netgi, ar aš tikrai noriu va ten atsidurti, va labai taip įdomu buvo. Gal Wow. turit kažkokių komentarų? Bet ten, kur pamatėjai, tai patiko tau? Visai patiko, bet tas toksai, taip, ten buvo lengva, gera, visai patiko iš tikrųjų, visai. Nors nepasakyčiau taip, kad tas buvo kaip fainai, bet nepasakyčiau, kad mane, nu, iš tikrųjų uždegė, kad aš vat noriu keltis ir bėgti tenai. Labiau kaip pažiūrėjau kažkieno kito gyvenimo fainą, bet, nu, vat, net nežinau, man visada truputį sunku su ta idealia diena, nes kažkaip. Va, taip labai įdomu, kur yra tas prieštaravimas, pavyzdžiui, kokia ta vizija, kokios tu nori ir kokią dieną tu pamatėjai, koks buvo tavo prieštaravimas. Gerai, dabar jeigu tiksliau, tai, pavyzdžiui, dabar, kur aš einu, tai yra coachingas, dirbti su žmonėm gana intensyviai, yra tokia labiau, nu, angliškai yra žodis quirky. Tokia asmenybės dalis nesulaižyta, nesudėta į dėžutės, dar kažką. Su tokio šarmo, o aš pamačiau ir, nu, kol kas aš partnerio neturiu ir tai nėra mano kažkoks top prioritetas, nes man veikla mano įdomi, o aš pamačiau, kad, nu, pirmas dalykas, nu, bundu šalia partneris man fainai, mano namai ten nulaižyti, sutvarkyti, aš pati ten su kostiumėliu ir aš iš vis ne tai, kad aš su žmonėm tiesiogiai dirbu, aš atsisėdus kažką organizuoju, ten taip lėtai, atsipūtus ir man fainai. Ir va tas labai įdomu, kad tai nėra tas, kur aš taip dabar, nu, intencija tokia sąmoningai judu, bet man lyg ir patiko, bet ne ant tiek patiko, kad jau, kaip aš noriu ten lėkti, kaip, nu, kažkokio tarsi tos iki galo ugnelės, kurią aš žinau, kad aš savyje turiu, nu, man nesukuteno. Aš pasidalinsiu galbūt, kaip man atrodo, galbūt ir kitas merginas gali pasidalinti. Kartais mūsų ta vizija ir kaip mes pamatom, yra tas mūsų logiškas protas, kaip dėlioja, kad čia gerai, logiškai, jo, aš taip turėčiau, taip, bet yra kažkoks dar mūsų tas pasąmoninis, vidinis žinojimas, kad ir to aš norėčiau, tas galbūt kažkoks sielos žinojimas, nors mes į protą labai kartais sunku įvilkti, nes mes gal ir negalim pasakyti, o kaip aš čia dabar tą partnerį susirasiu ir kaip aš čia tuos namus turėsiu ir kaip aš čia, kodėl aš su to kostiumėliu, bet galbūt vieną dieną tu atsidursi tai vizijai ir pamatysi, kad tu tikrai sėdi tose namuose to kostiumėliu ir net nesuplanavusi to kelio, tavo pasąmonė tenais gali būti nuvedus, net darant tą, ką tu protu šiuo metu supranti. Gal protu supranti, kad man reikia daryti tą ir tą ir tą, bet kartais tie keliai labai apsijungia tokiu labai įdomiu būdu ir man pačiai yra buvę, kad aš tikrai kartais pasijausdavau, kad esu kažkokioje savo vizijos dalyje, kurią aš tikrai kažkur mačiau ar vizijų lentoje, ar vizijų ir aš galvoju, aš ir esu, aš čia atsidūriau, bet
negaliu paaiškinti, kad čia buvo logiškai kažkokie tai žingsniai. Aš tik tai dariau, ką protų supratau, tai tie visi mano planavimo metodai buvo proto įrankiai, nes protui reikia duoti darbo, dirbti kažką tai ir planuoti, bet yra dar sielos įrankiai, kurie padeda įgyveninti savaip. Tai galima veikti dviem keliais. Arba galima iš viso tada neduoti protui darbo ir sėdėti, medituoti, vizualizuoti ir galbūt laukti, kol iš viso kažkas išsipildys ir gali ir išsipildyti arba ne. Tai visaip yra žmonių, jie visi skirtingai veikia. Tai man, pavyzdžiui, patinka aktyviai kurti savo realybę pagal tai, kiek aš suprantu, kiek aš žinau. Bet jeigu aš vizijose matau kažką daugiau, ko aš nežinau ir šiuo metu nesuprantu, aš žinau, kad čia ateina iš mano pasąmonės, iš mano sielos. Ir jeigu reikės, tai vis tiek įsigyvenins. Bet aš darau, ką aš galiu, ką aš suprantu, ką aš matau šiuo metu. Tai mano toks būtų atsakymas. Vat tiesiog įdomu, nes tarsi ta dalis kaip ir mano yra, tai gal aš ją netiek investuoju, netiek dėmesio skiriu. Ir tas taip, tas toksai, kad nebūtina susifokusuoti, nebūtina dabar savęs ten kreipti, tiesiog judėti, bet palikti vietos tam turbūt. Tai ačiū už... Ai, gal sakyk dar kažką. Dar žinok, norėjau aš tau irgi, kai ką pasakyti, irgi šitos temos, kad jo, iš tikrųjų mes dažnai turime, atrodo tokias kaip kelis dalis savyje, savo prote, kurios nori skirtingų dalykų ir kurios sako skirtingus dalykus iš tikrųjų. Iš tikrųjų, kartais irgi sunku yra atskirti, kurios dalies klausytis, o kuri iš tikrųjų man netinka. Bet gal aš šiuo atveju, ką daryčiau, tai jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokia dalis, kuri iškilo ir kuriai aš anksčiau niekada dėmesio nerodžiau, atrodo, man kažkoks negi pasipriešinimas kyla. Tai tiesiog su smalsumu pažiūrėti, tai kodėl tu čia man pasirodai, ką tu čia man turi pasakyti ir galbūt, ta išmintis, kur yra, negi parodoma mums tose vizijose, kartais iš tikrųjų net nėra tiesioginė. Galbūt, tu matei save su kostiumėliu, bet galbūt tai reiškia kažką kitą. Kartais tai nėra. Šitas, jau manyje jau jaučiu, kaip šiurpuliukai eina. Taip, tą gal būseną, tą lengvumą pasimti, profesionalumą, laisvumą, ryšį, tas man patinka. Ir su ta dalim taip, iš tikrųjų, aš pati dirbu su šešėliniam dalim, tai galima pabandyti pažiūrėti, kas ten būtent ta dalis ir galbūt aš ten ją uždarius ir užkimšus jai burną, tai tikrai verta ją patirnėti, pasižiūrėti, susitikti. Labai ačiū. Ačiū. Ir už praktikas, ir už paaiškinimą. Ačiū, kad buvai. Ačiū tam. Turime kokį paskutinį gal pasidalinimą. Paskutinį pasidalinimą. Aš čia buvau prieš tai lindus į kadrą dar trumpam. Man labai suklikino paskutinis momentas. Pirma moteris, kai dalinosi, jeigu nebeveikia, reikia paleisti. Tai aš dar pridurčiau, kad reikia atskirti, kada yra pauzė, o kada iš ties nebeveikia. Nes man tų pauzių tokių, kad galvojau, kad nebeveikia ir jau paleidžiu viską, buvo, nesuskaičiuosiu kiek, kada norėjau paleisti, bet kažkodėl vis dar nepaleidau. Tai reiškia, tai nėra, kad neveikia. Kažkas buvo, kažkokie strigimai. Ir, aš iki šiol dar nežinau, ar tikrai iki gyvenimo galo darysiu tai, ką darau šiandien. Bet tiesiog linkiu dar iki galo išjausti ir nepaleidinėti, jeigu vieną kartą nepasiseka. O gali nepasisekti dėl to, kad turim tam tikrų dalykų, kuriuos reikia pradirbti. Vidinį įsitikinimų sistemą persižiūrėti. Nežinau, gal kažkas komentuosit apie tai. Aš tai manau, kad ir mes neprivalom iki gyvenimo galo daryti tą patį, ar dalykai, taip, jo. Ir mes labai keičiamės ir mes galim papildyti ar kažkaip.
evoliucionuojam, tai tie dalykai gali keistis. Ir jo, man tai labai Mhm. patinka ta mintis, kad galbūt gali būti pauzė, o nebūtinai paleisti, nubraukti Mhm. ir kartais galbūt tas toks ateina sulėtėjimo, palsėjimo, kažkoks momentas, Mhm. pergalvojimo, galim grįžti naujai. Nes, nu, man buvo, tarkim, aš website pradėjus kurti buvau prieš 3 metus ir jo ne iki galo nepaleidus, bet kas metus mokėjau už tą domeną, už tą talpinimą ir panašiai. Ir vieną dieną parašiau, kad nebetęsiu, nu, ta prasme, uždarau. Ir kitą dieną atsikėliau, ką aš padariau, ta prasme, parašiau, sakau, ar galima dar kažkaip atstatyti, sugrąžinti, nu, tiesiog vidinis kažkoks jausmas yra, kad nu, aš negaliu to paleisti. Nu, tai va, Jo. neišeina. Kai neišeina, reiškia, negalima paleisti. Jo. Tai Kartais mano gal tiesiog toksai. reikia pailsėtis, susistoti kuriam laikui ir vėl grįžti su Taip, naujai. gal pailsėti, gal su naujom kažkokiom idėjom kitaip kažkaip dar. Tai va, ačiū labai, iš tikrųjų buvo faina pabūti Ačiū čia su jumis, labai. pabendrauti, Jo. pasisemti daugiau žinių, išklausyti, nes man labai trukdė viso to dalyvavimo metu. Smagu, smagu, Skambinėjo smagu. ištisai. Gerai, Tai ačiū jums ir gražios dienos. Iki. ačiū. Ačiū labai, Reda, už tavo pasidalinimus ir labai labai dėkoju visoms, kurios išliko iki galo. Wow! Iš tikrųjų, mes tikrai su Laura neplanavom, kad užtruksim daugiau negu 2 valandas. Jau net išėmėm, nežinau, trečdalį, ką planavom, ar daugiau nei Jo. trečdalį. Ja, mes čia galėtume, man atrodo, visą dieną šitas dirbtuves daryti. Tai čia irgi mums tokia pamoka kitą kartą, kad dėti mažiau dalykų, bet nu, irgi taip sunku, nes atrodo tiek Taip, dalykų. 3 prioritetai. Kitą kartą pačius pasidarysim 3 prioritetus. Ja. Čia irgi mums pamoka, čia irgi reikia išmokti savo kartais pačių pamoką, ką mes sakom. Tai šito atveju tai yra prioritizuoti turinį webinaruose. Tai Jo, va. bet tiesiog gal labai natūraliai ėjo tiek daug pasidalinti ir mes, kadangi su Vaida tokią labai turim sinergiją, jinai ateina iš savo pusės, aš ateinu iš savo pusės ir mes čia abi labai norim viską duoti ir dalintis, tai toks ir gaunasi labai didelis gūsis. Bet labai džiaugiamės, kad buvo naudinga, labai džiaugiamės, kad prisijungėt, kad dalyvavot, kad kūrėt kartu ir linkiu labai gražių 2025 ir kad jų gale tikrai atsibustumėt tame ryte, kurį pamatėt, kurį įsivaizdavot. Ir prisimtumėt atsakomybę ir įsipareigojimą kurti savo realybę, kad ten keliautumėt. Taip, tai labai linkiu sėkmingų, išpildančių ir lengvų 2025 metų. Taip pat, jeigu jaučiate, galite ir grupėje netgi pasidalinti savo viziją, galite pasidalinti savo nuorodomis ir savo nuotrauką grupėje, prisistatyti. Tai tikrai labai labai kviečiu jumis dalintis ir naudoti šitą grupę irgi kaip vietą, kur jūs galite būti pamatytos. Ir tada netrukus atsiūsime įrašą ir dar paknikę, kurią minėjome ir kurią matėte dirbtuvių metu. Tada gražios jums likusios dienos. Gražios dienos ir gražių metų. Iki. Iki.